Dauguma vadovų tiki, kad jų įmonėse dirba pardavėjai, bet atleiskit už tiesą, realiai jie turi ne pardavėjus, o administratorius. Ir dar blogiau, administratorius šiandien pakeičia dirbtinis intelektas. Ką daro administratorius? Atrašo į užklausą, mandagiai išsiunčia pasiūlymą ir laukia. Dirbtinis intelektas šiandien tai daro greičiau, pigiau ir dar tiksliau. Tai ką mokėti atlyginimą žmogui, kuris daro tai, ką jau dabar gali padaryti ChatGPT. Ir štai čia yra skandalas, nes daugelis vadovų ramiai žiūri, kaip jų pardavėjai sėdi prie kompo ir laukia, kol kas nors atsiųs e-mailą. Realybėje jie nekuria jokios pridėtinės vertės, jie tiesiog palaiko tvarką. O tikras pardavėjas daro visai ką kitą. Pavyzdžiui, pats suranda klientą. Jei gauna užklausą, inicijuoja pokalbį. Užduoda sunkius klausimus, nuo kurių kartais pačiam klientui daros nepatogu. Parodo vertę, kurios klientas pats nematė. O galiausiai užbaigia sandorį. Tokio pardavėjo negali pakeisti joks algoritmas, nes ypač B2B sektorėje sprendimus priima žmonės, o ne mašinos. Ir sprendžia jie ne tik pagal kainą ar Excelio lenteles. Jie perka pasitikėjimą, kadangi ilgainiui reikės palaikyti ilgalaikį santykį su tuo tiekėju. Jeigu šiandien jūsų pardavėjai tik administruoja, rytoj jie bus nereikalingi. Juos pakeis dirbtinis intelektas arba klientai patys ras pigiausią variantą internete. Bet jei turite tikrus pardavėjus, jų vertė tik tai auga. Nes jie kuria ryšį, jie padeda klientui pamatyti problemą, jie veda derybas ir uždaro sandorius, kurių negali uždaryti joks dirbtinis intelektas. Todėl kviečiu jūs registruoti savo komandą į mano mokymus Aktyvus pardavimas 2. Tai atnaujinta programa, kurie išmokysiu, kaip pardavėjas gali pasitelkti dirbtinį intelektą, bet kartu likti nepakeičiamų žmogumi, kuris uždaro sandorį. Nuorodą rasite po šiuo video. Kviečiu pamatyti skirtumą tarp administratoriaus ir tikro pardavėjo.